Sveiki, mėlyjei, taigi sutinkame naujame video ir prieš kelias dienas, prieš 2 dienas tikriausiai pasėmiau siuntą ir siunta yra iš Temu. Aš apie Temu sužinojau iš vienos irgi vlogerės. Kažkaip labai visada, kai man reklamavo tą Temu, tai bijodavau ir kažką iš ten pirkti, nes atsimenu AliExpress tą. Kai būdavo jisai, po to pakilo ten tos kainos, tai nieko nebepirkau. Yra Lenkijos būtent brandas, kaip ne brandas, o įmonė, tai kažkaip sugundė mane iš tikrųjų apsipirkti. Nėra tų apmokestinimų visų ir dar kai parodė, kad daiktai visai normalios kokybės ateina, tai galvoju, pabandysiu rašti. Galvoju, dabar irgi artės makiažo sezonas ir galvoju, reikia šiek tiek dalykų užsisakyti. Tai pirmiausia, aš užsisakinėjau dalykus, kurių man reikės makiažuose. Tai tokios kempinėlės. Tai va tokios kempinėlės, tiesiog pufai. Visai gražiai ir supakuota iš tikrųjų. Va tokie pufai, powder puffai, kad galėčiau pasaugoti dažant, kad nenuvalyčiau makiažo. Tai va tokį užsisakiau. Mes per mokymus šitas blakstienas naudodavom. Tikriausiai jie irgi užsakydavo iš kokio AliExpresso tada, dar čia prieš daug metų. Koks čia daug, prieš kokius 8 milimetrų, man atrodo. Jo, 10 milimetrų. Kempinėlių. Tai dar užsakiau kempinėlių. Jaučiu visai neblogą kokybę, kad ir už kelius eurus tikriausiai čia buvo. Pasiėmiau, kad būtų rinkinukas skirtingų. Tai va, matote, kampukai tokie yra, kad prieiti prie štai vietų. Čia jau toks apvalus tiesiog makiažai, o šitas irgi va, tam beikinimui labai gerai bus. Tai pagalvojau, kodėlgi man namuose neturėti tokį. Labai patogu iš tikrųjų užsidėti ant pilvo ir įsidėti makiažą, šepetėlius, kai darai makiažą, labai patogu, nereikia šepetėlių kažkur susidėlioti. Nedaug jų buvo pasirinkimo iš tikrųjų, kai ieškojau, gal kokie 5-6 variantai, gal 5, gal mažiau net 4 variantai kokie buvo ir pasiėmiau tiesiog elementarų, kad tilptų nemažai šepetėlių, bus tikrai patogu. Tai dar ko labai norėjau atsinaujinti, aišku, dėl šepetėlių kokybės daug kas sutiks, kad gal ir geriau neimti iš Temu, bet pamėginsiu, pažiūrėsiu kaip kokybė, nes kainos tikrai nedidelės, ar 3 ar 4 eurai, įdomu kaip kokybė ir ar jie bus panaudojami makiaže. Tų aš visokių turiu didelių, bet norėjau atsinaujinti, matau jau šiek tiek plaukeliai, kad nelabai ar tolygiai apkirpti, tai šiek tiek išsipešioju, bet galėsiu pati apsikirpti iš tikrųjų. Tuo pačiu va tokį daiktą. Tai tiesiog susidėti va šitiem. Tai va nusipirkau dar ir tokį. Bet čia nėra pati geriausia kokybė, matote, tai va toks sujungimai matosi. Bet iš tikrųjų va tokiam daiktam nereikia pati geriausios kokybės, tiesiog reikia, kad funkcija atliktų. Tai va tokios daiktus, kurių reikia tiesiog funkcijos. Ir kad minimaliai būtų kažkoks vizualas geras, tai labai gerai. Keli centai kainuoja, gal iki euro. Ir austėjų visokių nesąmonių pripirkau. Reikėjo va tokių šakyčių, tokias mielas pasirodė, tai ieškojau šakyčių, kad galėčiau jie šukuosenas daryti, nes jau plaukeliai jos visai ilgėja. Ir neturėjau tokių va šakyčių, kad galėčiau taip tiesiog sušukuoti ir suimti ir padaryti kokį nors šukuosenytį. Toksai labai mielas rožinė šakytė. Čia jau ištraukiau prieš tai, jei pasižiūrėt, ar veikia. Tai dar kol kas jinai mažytė yra, nes į burną viską deda, bet vėliau laikui bėgant panaudosiu. Tai čia yra segtukai tiesiog. Šiaip dar kol plaukeliai tokie labai švelnus vaikų, tai jie nesilaiko tie segtukai labai gerai. Galiu rinkinuką, tokį mažyčių, nes kiek žiūrėjau čia parduotuvėse, tai arba nelabai randu, žinai, kažkokių, tai va tokios mielas gumelės pasirodė. Dar labai makiažams naudingas va šitas dalykas, tai irgi nebeturėjau jau, viską buvau užbaigusi. Tai čia yra po akim padėti,
kad neprisibarstytų šešėlių. Na, toliau, čia yra drožtukas. Tai vis kažkur aš drožtuką numetu ir galvoju, man reikia antrą turėti. Tai pasiėmiau 2 skilučių. Nežinau, ar čia labai geras bus visai, bet tikiuosi funkciją atliks. Toks va paprastas drožtukas. Drožti pieštukam makiažą. Pasiėmiau netgi 2, tai reikėjo jau atsinaujinti pincetą. Ir dar pasiėmiau makiažams tokie kitokios formos. Gal esat matę, daro dažnai, kas blakstienas klijuoja, man atrodo. Neklijuoja, o jo, nuklijuoja. Daro, kas daro blakstienas, tai va deda. Arba deda priklijuojamas blakstienas, tiesiog uždeda. Tai patogesnis uždėjimas blakstienų. Kad su rankom nereikėtų sučiupti, tai va tai tiesiog patogiau padėti. Užsisakiau tokius, pamačiau labai fainą tokį variantą irgi ištrauksiu, parodysiu jau. Prie jūsų spintelės, pavyzdžiui, arba, nežinau, kažkur pasidėti, kur telefoną pasidedi krautis ir gali va čia laidą prakišti ir kad tas laidas nepabėgtų tau. Nes dažnai laidus mes kažkur ant žemės ten numetam ir labai nepatogu būna jos ten čiupinėti, neaišku kas kuris. Tai va čia 3 netgi laidai gali prasikišti ir tu priklijuoji prie spintelės ar kažkur, kur tau patogu. Tai jau viskas jo, tokį pasiėmiau, neturimas namuose emergency tokio kito. Žinote, kai būna, jeigu ar pilvukas suskausta, ar pleistriukų kokių, ar, žinote, ta pagrindinė vaistinėlė visa, ar ten binto kokio. Tai va, tai toks mano haulas būtų šiandien. Ir užbaigsiu šitą video. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Ir susitiksime kitame. Iki.